Labas, aš Saulius Gintautas ir tai mano video atsakas kai kuriem komentatoriams apie mano video iš Ukrainos, iš Maidano. Man labai įdomu, ką tie komentatoriai ir kaip jie nuramintų žmogų, kuris grįžęs namo atranda apiplėštą savo namą, kuriam daiktai visi išmėtyti, kur pas jį pavogta tai, ką jis kaupė metais. Man įdomu, kaip jis nuramintų motiną, kuri negali nuraminti savo vaikų, kurie ką tik po vagystės bijo miegoti namuose apiplėštose, nes jie jaučiasi nesaugus. Ką jie tada pasakytų ir kaip jie nuramintų? Dabar apie patį ciniškumą. Žinot, kur yra didžiausias ciniškumas? Tai yra Lietuvos saugos tarnybos. Mes kreipiamės į visas didžiausias Lietuvos saugos tarnybas, siūlydami padėti įspręsti klientų langų saugumo klausimą. Kas įdomiausia, visos tarnybos tą problemą žino, nes jie patys puikiausiai žino, kaip plėšia jų klientus. Bet jiems tas buvo neįdomu. O neįdomu dėl vienos paprastos priežasties. Jeigu mus plėš, jeigu mus vogs, reiškia, mes būsimės nesaugus. Mums bus reikalingos saugos tarnybos, mes būsim pasiruošę mokėti bet kokius pinigus, kad jie mums užtikrintų saugumo jausmą. Kita cinizmo viršūnė tai yra firmos prekiaujančios langais. Jos visos puikiausiai žino, kad jų langai yra nesaugus, bet tie klientų neinformuoja. O kai mes pasiūlėjom, kad padėkite spręsti klientam tą problemą, galima mūsų priemonė, galima kitokiom priemonėm. Tai dažniausiai būdavo toks klausimas. Tai ką, mes dabar savo klientam pripažinsim, kad mes pardavinėjom nesaugius langus? Ne, tai būna taip, kaip būna. A gal mūsų klientų neapiplėš? Va tos paprastas atsakymas. Jie savo ambicijų negali peržengti ir pasakyti, kad mes pardavėm gerus langus, jie yra šilti, jie laiko izoliaciją, bet jie nėra saugus. Ir jeigu šitas mano video padės nors keletai šeimų Lietuvoje išvengti to jausmo, kurį ir aš patyriau, kai ateini namo ir tavo namai apvogti, tai skaitau, kad šitas video yra teisingas ir geras. Nes kitaip pažadinti miegančios tautos nėra kitų priemonių. Dabar apie Ukrainos patriotus. Jeigu toks tu esi patriotas, tai pakelk savo užpakalį nuo šiltos sopkės ir skrisk į Kijevą. Iš Vilniaus iki Kijevo valanda laiko skrydis užima. Vizų nereikia, nieko nereikia. Atskrendai, pabuvai, kelias dienas palaikėjai, nes kaip tik šiuo metu reikalinga bus jiems pagalba, palaikymas, nes Ukrainoje praneša 303 laipsnių šalčius. Jau dabar prie -20 ir prie vėjo ten jau buvo, patikėkit manim, žiaurus dalykas ir tenai išbūti ilgai yra labai sunku. Taigi, prašau, skriskit, palaikykit. Jeigu negali skristi, net ir laiko, tai kažkokias sugalvokit tas priemonės, vietoj to, kad nesąmonės rašinėti internete. Taigi, iki.